Petrai, blėt, nebesuprantu, kas vyksta. Man jau žmonės skundžiasi. Visi bus užblokuoti. Petrito, bet kodėl? Neleisim žiūrėti mano muzikos, mano turinio tenais. Aišku, tai toks turinys ten bus, kur su mergom pabazaryti, tai nieks neblokuos, bet muzikos jūs negalėsit mano klausyti, nes būsit užblokuoti visi. Nes toks turinio kanalas, tai va. Nu vis tiek nelabai suprantu, kaip čia taip tiesiog iš lempos? Kada aš dainuosiu, sakau, jūs būsit blokuojami visi iš eilės. Tai va, čia tokios taisyklės. Petrai, bet jeigu tu visus užblokinsi, taigi liksi vienas. Nieks tavęs nebematys. Tai kam tu tada darai tą laivą? Tai dainuok be laivo. Nieksgi neverčia tave per prievartą dainuot per laivą. Aš ką norėjau pasakyti žmonės, kad mes blokuosim per prievartą. Toks dalykas. Tu ką rimtai? Per prievartą visus blokuosi? Užblokuosim per prievartą. Jūs negalėsit žiūrėti manęs. Petrai, nu nebūk tu kaip Dulkys. Jis irgi sakė, kad nereikės vakcinuotis. O po to? Ar jūs suprantat, mes užblokuosim per prievartą. Toks gyvenimas. Nu nichuja себе. Palauk, tu nesupranti rusų keiksmažodžių. Nu nebibis sau. Užblokuosim per prievartą. Tai neklausim, ar ten, žinai, šnekėsim, kad kodėl tu atėjai. Iškart, pum, jūs net nejusit, kaip jūs patys būsit užblokuoti. Tai bent galimybių pasą padaryk. Tai bent kas nors galės tave žiūrėti. O ką darysi su tais, kurie per naują registruosis ir tave žiūrės? Uždarysim antrankius, uždėsim. Ir viskas. Nifiga себе. Tiksliau, ne špyga sau. Tai va,